Sveiki visi teisingi žmonės ir jiem prijaučiantis. Šiandien turim sauso maisto davinio liaudyje dar vadinamų sausiakas apžvalgą. Šiandien mūsų rankose sąjungininkų Lenkų sauso maisto davinys. Jis yra 3 kalbomis užrašai - lenkiškai, ukrainietiškai, angliškai. Taigi turime meniu numeris 3, kuris turi 4118 kilokalorijų ir sveria 1,9 kg, beveik 2 kg. Toje pusėje yra rekomenduojamas meniu pusryčiams, pietums, vakarieniai. Taip pat aprašymas papildomų daiktų, kas yra šildymo elementai, valgymo įrankiai ir vandens valymo priemonės. Taip pat besidomintiems aplinkos apsauga 70% pakuočių yra iš perdirbtų medžiagų. Taip kad jūsų sąžinė bus maksimaliai rami. Taigi pamėginkime ir atidaryti. Kadangi nėra specialios įpjovos praplėšti rankomis, todėl reikės pagalbinių priemonių. Taip. Tai taip atrodo išleistas visas sausiakas. Taip, pradedant nuo pusryčių. Higienai drėgnos servetėlės, sausainiai, 2 pakučiai džemo, kava arba kakava. Pietums higienai servetėlė, sausainiai, džemas, kava, čili, šildymo elementas, druska, pipirai. Vakarieniai vėl sausainiai, vėl kava, higienai servetėlė, riešutų kremas, spageti bolonezė su sūrium ir druska su pipirais. Toliau iš papildomų priemonių tai turim 10 vienetų popierinių servetėlių, vienkartiniai valymo įrankiai, vandens valymo tabletės, pašildymo elementas, 6 sauso kuro tabletės, degtukai. Iš maisto turim papildomai savo nuožiūro paštetą gurmano ir sveikuolių batonėlį. Situacijose, kai daiktų svoris ir tūris tampa esminiais aspektais, šį sausiaką susimažinčiau iki šių elementų. Tai 2 pakeliai sausainių, 2 šildymo elementai, 2 pagrindinio patiekalo elementai, 4 džemai, batonėlis, vandens valymo tabletės, metalinis šaukštas. Tai leistų mums sumažinti svorį nuo 1,9 iki grubiai 1,2 kg, taip pat apie trečdalį užimamo tūrio. Taip pat siūlau atkreipti dėmesį į šildymo elementą, kuris tikrai nėra didelis, ir tam, kad pašiltų pagrindinis patiekalas, mums gali užtrukti apie pusę valandos, todėl rekomenduočiau kooperuoti su draugu ir šildyti iš karto 2 elementais ir 2 patiekalus. Taip pat šį bazinį variantą galima pildyti savo nuožiūrą įvairiais skanukais ir priedais. Tačiau jo tikrai gali užtekti iki 2 parų, priklausomai nuo to, kokias užduotis vykdote ir kiek tai reikalauja kalorijų. Tai būtų tiek ir iki susitikimo sekančiais kartais.